Labas rytas, ponai ir ponios. Kaip išsimiegoję? Aš tai gan neblogai. Šiandien jau turim 7. kelionės dieną. Esu tam savo prabangiam viešbutį Sapoje. Pasėmėm pusrytukų, turiu arbatos, laukiu, kol atneš maisto ir šiandien keliausim į kalną. Lipsim į kalną, nelipsim, tiksliau, kelsime su keltuvais ir tuomet jau judėsim Kinijos link. Šios dienos planas yra toks, kad privažiuoju prie Kinijos sienos, o toliau planas ten baigęs. Važiuosime, kur akis mato, ne kur akis mato, palei maršrutą, palei šiaurę, palei Kinijos sieną, link šiaurės ir Vietnamo kampo, kur jau prie jūros. Aišku, kitos jūros mums dar 1000 km, tai ją pasieksim, nežinau už kiek laiko, bet pabiškiuką. Atvažiavom apžiūrėti Sapos kalno viršūnės, tiksliau. Susimokėjom už keltuvą 1 700 000. Tai čia jau gaunas už 2 bilietus, kas čia gaunas? Apie 50 eurų. Kas Vietnamo ekonomikai tikrai yra daug. O turistų pilna, nors dar tik 8 ryto. O vaizdai kol kas tik tokie. Nieko įspūdingo, bet einam prie keltuvo, pasikelsim į viršų. Ten vien debesis. Nors sakė, kad vietom užeina debesis, vietom giedra, tai turėtų viskas būti okei. Đến với đồng bào người Giấy tại bản Mây, quý du khách không chỉ được trải nghiệm những nét văn hóa. Čia aš kaip suprantu kažkokios vietinės tradicijos, vietiniai rūbai. Einam, pažiūrėjau biškelį tų vietinių rūbų. Geros ugnes. Hello. Xin chào. O, damom tokiai. Eitumėte šokius, damos, su tokiais pasipuošusios. Kada čia gera? Čia esu. Hello. Laiminga. Na jo. Kada jie čia gerą turi? Nu, kilimų jie čia, ne kilimai, kas čia yra? Čia tipo kaklaraištis kažkas to? Nei čia kaklaraištis, nei čia ką. Einam dar biškelį. Žiūrėk, chata visą iš bambukų pastatyta. Normaliai atrodo, ką? O, kepurės. Pavyzdžiui. Tokią va nusipirkti. How much? 20,000 or 200? When I back? No. When I back from the hill. It's a... With the lady? No. I go on top now, and when I back, I will come, okay? No, it's okay, thank you. Bremba su jais susišnekėt, be šansų. Čia visiškai turistinė vieta, bet šnekėt, nešnekėt, tiesiog. Čang, vara, ką? Kai nusileisi, tada pasižiūrėsim. Tavo kepurė, svarbu reikia nepamiršti tais. Nors iš kitos pusės, daiktų lyg ir taip nesidėjau, bet kuprinė yra pilna, sklidina. Tai ar dar man reikia tos kepurės? Nežinau. Šiaip būtų įdomu parsivežti, kaip suvenyrą. Kepurės kaina kažkaip 6 eurai. Ne kosmosas. Na, einam toliau. I love Sapa. Na, dūmų užsklanda. Suteikianti paslaptingumą. Ne, čia fotkė, jo, ką gražiai būtų.
Bet šiaip gražu, sutvarkyta. Čia jau sutvarkyta, tikrai prižiūrėta. Nėra taip, kad šiukšlyns būtų, kaip kad visur. O Buda viena, irgi dūmų užsklandoj, dūmai rūkst. O ten šventykla atrodo kažkokia. Einam pažiūrėti. Čia takelis jaunavedžių greičiausiai kokių. Nu šventykla tai gražiai atrodo. Tie ant stogo tie drakonai išraitimai. Tokie jie visą vaizdą sudaro. Įspūdinga. Nu, gražu. Klausykite. Einame vidų apžiūrėti. Pečius, smilkalai rūst. Bet šitų smilkalų kvapas tai toks. Realiai visur iš šventyklas eini, skaniai kvepti smilkalai. Bet šitie tokie... Nu, pažiūrėkim, kas čia bus kitaip. Čia kitaip yra tas, kad eini su batais visų pirma. Nu ir ką? Va, čia jau kvepia skaniai. Obuolių pridėta. Čia žvakė, valiutos. Nu, kaip ir visur tas pats, sakykim. Man labiausiai tai patinka tas veikėjas. Rūstus dėdė. Ką dėdė rūstus? Nu jo. Viskas auksu blizga. Gerai. Keliaujam prie savo cable car ir galėsim kilti į dangų. Restroom cable car station. Tai čia, kaip suprantu. Laiptukais, laiptukais, laiptukais. Turėtų būti tokie vaizdai ant viršaus. Užkilus. Bet ar jie bus? Čia jau kitas klausimas. Nes matęs, kad debesis virš to kalno, bet sakė vietom pragiedrėja. Tai aš labai tikiuosi, kad kai mes užkilsim, ta vieta būtent ir bus. Žiūrėkit, kas čia daros, kiek žmonių. Pilna. O dabar yra kiek tų valandų? Po 8 kelias minutės. Atsidaro 8 valandą. Dabar 8:30 be 5. Chebros pilna. Nu jo. Dabar reiks eilę stovėti biškiuką. Nu bet greitai eina, tai viskas okei. Nu va, mūsų ir cable car jau. Nu, einam. Hop. Į ten kažkur. Aik, sėsk. Dar grūd. Ai. Chứ mà rồi mà lấy doanh mẹ so can you sit? Nu, daryk tas duris, varom. Goodbye, xin chào.
Desa Ket di bawah. Ket kemarin. Ya di bawah. Čia dabar leisimės, tiksliau kilsim 3 km, 143 metrus. Ganėtinai aukštai, bet tik tiek, kad dabar atrodo, kad mes leidžiamės į apačią. Lembai, kokį aukštį pakilom. Eina savo. Žemės nesimata, vien kalnai ir vien debesis. Ir mes dar kylam. Vaizdai tai, wow. Jeigu kam įdomu, tai kylam į Fansipan kalną. Atkeliavom. Nu. Šokam visi lauk greitai. Kol neišvežė vėl mūsų žemyn. O čia biškelį vėsų jau pakilus. Ten virš tuoj cable car viduj šilta. Aišku, jaučias, kaip vėjas siūbuoja, bet čia išlipus jau gan vėsų yra. Na, einam apžiūrėsim, ką mes čia turim. Khoảng 30 bậc nhìn lên, bám vào các lan can hai bên đường, không sử dụng ô, ghế mát. Chính thức liền giúp việc họ từ Na va, pagaliau išlindom iš cable car station. Vėjas čia koks. Na, einam apsižvalgyti. Esam, priminsiu, 3 km 143 metrų aukštį. O jei rimčiau, ką telefonas rodo, pažiūrėkim. O telefonas mums rodo 3016 metrų, sakykim taip. Va ir va. Nu ką, galim keliam po biškiuką apsidairyti. Ta cable car pastatė 2016 metais, tik tais atidarė. Ir statė, bent jau rašė, 800 dienų ir naktų. Tai čia, 3 metai gaunas, kažkas to, nepilnai net. Bet atidarė 2016, bet pastatyti, aš įsivaizduoju, kiek čia reikėjo vargo. Eina savo. Žmonių pilna. Visi fotkinas, visi pozuoja. O, vėjas koks šaltas. Eina savo. Aš užjaučiu žmonės tuos, kurie atvarė čia su šortais ir su maikiam. Kažkoks kosmosas. Su neperpučiamom vėjo kelniam, su maikė, vilnoniniu megztiniu ir striukė. Na aišku, tie rūbai nėra pas mane čia žieminiai, bet vis tiek vėjas duoda kiaurai. Vartai į dangų. Gražu, ką be pridursi. Visur mikrofonai tik praneša, mikrofonai sakau garsiakalbiai, praneša laikykitės turėklų, neikit arti, kad nenupūstų vėjas.
Apačioj mums sakė, kad tais laipteliais tokiais mes turėsim pravaryti 600 metrų į viršų vis. Pabiškiuką, kad pakilti ten iki tos vėliavos, aš taip įsivaizduoju. Nu, jie ganėtinai status. Oi. Čia dar šventykla viena. Meldžias hebra. Va, tas, va, atrodo gerai. Einam pažiūrėti biškelį. Take care một được không? Sợ chị vậy. Nó hai đứa bài anh chụp cho. Có chụp riêng không? Galingai taip atrodo, ką? Có chụp đây anh chụp cho. Bet ten turisto nėra nei vieno, tai greičiausiai nelabai kažkas įleidžia. Ar ten niekas tiesiog neina? Atrodo nenormaliai gražiai. Čia laipteliais. Teks pakilti iki Budos. Kur ta Buda žiūri? Žiūri nu į tenai. Ir mata bedugnė. Kalnai, debesis. Žiūrėt, kaip debesis eina. Kokiais greičiais. Eik tu savo. Vėjas kaip papučia. Nu ką? Pirmyn ar svaliai, kylam? Ir tą Kešių pilį. Vaizdiniai gniaužiantis kvapą su lediniu vėju priedu. Oi. Blemba, kaip tie mažiukai žmogeliukai, čia jie statė visą tą reikalą. Neturiu nežalio supratimą. O kas čia? Va čia jau yra paslėptas grožis. Kaip jums tas? Tvarka šiukšlės ir meti vieną vietą. Kažkaip taip. Geriau galėjau aš to nematyti. Va ir mūsų Buda. Su didžiulė svastika ant krūtinės. Blemba, reikės man paguglinti. Dėl tos svastikos. Kodėl taip? Čia dėdė Rūstus. Blemba, ką pikts. Ko nerišti? O, ant vergų nugarų užlipęs, dėdė tūžęs. Papuošta gražiai, nieko negali sakyti. Visur statulos. Čia vėl tas pats. Truputuką tik pakeista. Nors čia jau gal kits dėdė būtų. Bet irgi ant vergų nugarų užsilipęs, gyvatė rankose. Nu, kaip vėliava plazd, vėjas duot vieną valią. Mus dar čia biškelį kalnas užstoja, bet ir tai gūsis kaip pagaun. Atrodo, kad ausis nušals. Kiaurį taip praduoda. O čia jau dėdė su kardu. Karys matyt buvęs. Didis. Gerai. O čia dar gali į Budos vidų įeiti. Bet čia bus kas. Nieka čia blatna nebus. Aplinkui ratelį galim prasukti. Tai photos without flash. Ok.
100% vienuolį atnešė sausainių ir obuolių. Nes paprasta, nors ne, užrakinta, atspėjau, vienuoliai pasidarbavo. Gerai, po būdo pasivaiščiom, kylam tolyn. Securities. Nu ką, vėl laipteliais aukštyn. Aukštyn. Nepajusi ir būsim pražygiavę viską. Žiūrėkit, tas koks juokingas. Čia man atrodo, kai jisai pozavo, jam kažkas anekdotą papasakoja. Tai pradėjo žvengti žmogus, nesusilaikė. Dėl to gavos tokia roža prabangi. Žiūrėkit, kokia pavėsinė pasistatė. Virš debesų. Wow. Čia jau konkrečiai debesis nieko nesimato. Ten tos būdos irgi jau vos begali žiūrėti. Na ir aišku, čia jau, kur vyks remonto darbai, pilna šiukšlių. Juoks juokais, bet apsišiksė ir čia, manau, patinkiam su tom šiukšliam. Žiauriai netvarkingi, beje, buvo bairis. Išėjom iš vaistinės, kol išsipakavom tos vaistus, nes pirkau kremą nuo nudegimo. Išėjo kažkokia moteriškė su vaiku. Išpakavo, kažką ten buvo nusipirkus. Tiesiog ant žemės numetė šiukšlę. Priejau prie jos, pakėliau jos tą šiukšlę, padau ją į rankas ir už 10 metrų buvo konteineris. Sakau, va, ten nunešk. Ir ką jūs galvojat? Nenešė. Ir nenešė. Laikykitės už turėklų, nes gali nupūst vėjas. Prasbėgam? Gal kaip nors, ačiū, bet gal kitą kartą. Slabaks. Đầu tuần cưới làm gì nãy để đi ngồi sang đấy không thì lúc anh đi chỗ này thở sắp chết đó lên thế này mà hấp bỏng phải ở đâu rồi đó O čia, kaip suprantu, jau pati aukščiausia šio kalno vieta. Dar ne? Kas ten yra? Kalnas tai tikrai. Tai jo, bet jį neužlipsi. Nors gal ir ne, gal ir užlipsi. Šiau būsiu per anksti apsidžiaugęs. O blemba, karšta kaip šaltas vėjas pučia, o tais laiptais lipi jų daug ir jie žiauriai status. Labai aukštos pakopos. Tai sušyli, čia užlipi, vėjas prapuč. Nu tai, manykim, gripų nesusirgsiu. Keliaujam, darome ekskursiją toliau. Einam prie to gongą. Vėl aš su tuo gongu, kas man daros? Prie varpo. Bet nėra su kuo jį patrankyti. Bam, skamba varpai. Einam į šventyklą. Nu, tu pasėdėk, aš einu. Einam pasižvalgyti. Čia jau reik batus nusimauti.
Žas. Šventyklose plius minus visur tas pats. Šį kartą alaus čia nesimato. Nėra ką baisiai, kažkas įspūdinga labai būtų. Plius minus vis tiek visur tas pats. O aš pat priekė. Čia gal ir gerai atrodo. Ką? Apleidžiam patalpas. Nu ką? Viskas. Ponai ir ponios. Atvykome į savo galutinį tikslą. Chebrovske. Kaip įrodymą. 3143. Užlipom, kiek čia chebros. Žiūrėt, kas čia daros. Pilna žmonių. Vėliavos plevesuoja. Nainam apsižvalgyti. Vaizdiniai. O vėjas. Žinot ką? Pažiūrim, ką rodo telefonas, kokiam aukšte esu. Ar tikrai 3413 ar... Trys, 1, 4, 5. Na, čia vienu iš laiptelių turėčiau žemiau nusileisti. Bet, sakykim, plius minus. Pataikė. Užlipam aukštai? Nu ką, einam ten prie vėliavos dar biškiuką. Ratą prasukti. Kur mano tas kolega? Kolega? Eini? Einu. Ką, keliaujam ten. Prie vėliavos ratuką prasukti. Ir galėsim... Čia praeit biškelį sudėtinga. Pačioj viršūnėje pilna žmonių. Visi visur fotkinas ant kiekvieno kampo. Visur viskas gražu. O. Žiūrėkit, kiek aš nusileisiu, o ten jau vis tiek 3143. Tai jie tiesiog tą skaičių įsikalė ir viskas. Nu ką, einam fotą pasidaryti. Sukam paskutinį ratelį, o aplinkui ant Fansipan kalną pasigrožėkim vaizdais. Lên mà trời lắm đẹp đó, trời quang mây tây khói đấy xuống đẹp lắm. Viskas aplink debesį. Gražus jų kalnai. Jau tikrai ne norvegiški. Norvegijoje pilka ir niūrų, čia žali. Tikrai gražu. Ir svarbiausias, man atrodo, šio kalno aspektas, tai šitą vėliavą. Vietnamo vėliava.
Nu ir ką, o dabar leidžiamės į apačią, važiuojam į viešbutį, susirenkam savo 5 daiktus ir lėkiam pas Xi Jinpingą į Kiniją. Sau khi người vui trần thế hôm nay để đứa con bắt ghế thành tâm. Ką čia dalint saldainius? Pagavau ir aš vieną. Lộc tài sâu với năm giờ một bước vui họp đêm qua đêm này sâu bán cho thì tôi đủ rồi. Kenčius pasidažęs. Puota. O, kolos. Jeigu nori. Tiền tốt lúa rơi Kas čia daros? sao lắm vì đánh mới càng nhiều bán so đồng phải nhận mới sang nhiều bộc lộc ra nhiều hơn năm ngoái năm xưa đệ tử còn khi sớm đi cùng thờ 31 ngày 14 Gera atrakcija. Iš pat pradžių mėtė pinigus, tai aš nežinau, aš jų prisirinkau čia. Mėtė aišku po 1000, bet turiu kažkiek tais. Kokias 5 štukas bus, čia ką žinau, nu, gal 10 centų, gal čia daugiau. O dabar va, žiūrėjai, mėtė kolą, mėtė tokius, nežinau, kas čia yra. Nu, aš prie kolos jau nesigrūsiu kaip nors, bet va tokia va pramoga. Labai netikėta, bet maloni. Kokį tiltą padarė chebra. Eik tu sau. Tokie vaizdai. Wow. O čia tai žiauriai gražu tikrai. Čia Platiškė dar bus. Kažin čia mašinom ar... Čia tik mašinom. Mopedam tik kartą. Važiuojam ir viskas. Ja, čia mopedam gali. Tai, super. Lekiam. Mopedai ant chaliavos gali važiuoti. Atvykom į Liokajų. Liokai kaimelis, kuris randas čia jau pasienį su Kinija. Tai važiuojam 2 kilometrai yra likę ir privažiuosim Kinijos sieną. Žinoma, mes jos nekirsim, nes Kinija patekti Lietuvai yra ganėtinai sudėtinga, bet prie sienos privažiuos galima. Pažiūrėti bent į Kiniją, kaip atrodo iš toli. Aišku, nieko stebuklingo nebus, bet kas čia gali žinoti? Na ką, kolektyvas, oficialiai galim sakyti, atvykom prie Kinijos sienos. Einam pažiūrėsim, kaip atrodo. Čia vartai. Žinoma, į Kiniją patekti mums nepavyks, bet čia dar esam Vietnamo teritorijoje. O ten už tvoros jau keliauja žmonės į Kiniją. Ten oficialiai jau skaitos Kinijos žemė. Gaila, aš čia prieiti negaliu, nes jau čia pasienio ruožas. Kažkas čia vietnamietiškai parašyta dar, kad galbūt, kad paliekate Kiniją, šitą Vietnamą. Ir ten jau Xi Jinpingas karaliauja.
O čia per tiltą vietnamiečiai vieną pusę, kiniečiai kitą pusę, pirmin atgal keliauja. Kiniečiai pastatus kepa, statybos vyksta, o čia upė. Esat girdėję apie tokią upę, Raudonoji upė? Aš ne, apie jūrą buvau girdėjęs, bet apie upę neteko. Tai va, kam neteko irgi, čia Raudonoji upė. Nelabai panašu, kad jinai būtų raudona, bet pavadinimas toks. Nu ką čia be pridursi? Atrodo fainiai. Šilta, gražu. O ko ne Kinija? Panašiai tas pats. O ką, jaučiu, keliaujam dabar kažkur užkast. Keliaujam užkasim ir važiuosim šiandien toliau. Turim tikslą davažiuoti iki Hadžiang miesto, bet jis yra apie 200 km nuo mūsų. Dabar mes turim 12 valandų, tai greičiausiai mums Hadžiang pasiekti nepavyks, nes, toli, kaip su mopedu toli, nebent keliai ten autostrados bus, bet to netikiu, bus kalnais pakalniam. Tad kiek nuvažiuosim tiek, bet judėsim į tą pusę, judėsim link Hadžiang. Šiaip ne aš vienas atlėkiau Kinijos pažiūrėti, yra pilna turistų. Visi žiūri, visi stebi, į Kiniją nori, bet negali matyti, ar kaip, nežinau. Oi, visi fotkintis. O, Kinija ir svajotojai Kinija. O, pozuoj. Nežinau, kuom skirias, gal kažko skirias nuo kiniečių. Man tai jie visi vienodi. Kaip jie dabar? Remonto darbai. Pom. Ap. Jo, lekiam toliau. Lėkiam, stojom biškelį pietukų užkasti. Kavinukė tokia, biški vargana, viduj šiukšlių pilna, kaip visur ir visada. O mūsų pietukai šiandien tokie. Kryžių makaronai su mėsa, svogūnų. Mėsa kiauliena, sakė. Atnešė papildomai mėtų. Ir šito laimą, aišku, čia padažų. Nežinau, šiaip bliūdo gera tokia atgrūdo. Paragaukim, kaip iš čia, kas per skonis bent jau. Toks vandenėlis su svogūnais. Toks variskonis. Gal kai mes vos užkasim, bus skaniau kažkas. Į vieną kavinę geriausiai užsukom. Sam turit valgyti. Tik makaronai, sako. Savo prie makaronų turi mėsos kažkas dar kažkas. 3 gabaliukus mėsos parodė, sudžiūvusius jau visiškai. Ai, ne, ačiū, sakom. Išvažiavom. Nu ką, ragaujam mėsą. Pažiūrėt, kas čia do. Taip ir nieko gal. Kaip mum alkaniem bus gerai.
draugelis papuolė pas miliciją. Nu va, parvežiau pinigų. Draugelis teisės pametęs. Eik čia. What? Money. Imk. What? What, come back. Kamerą savo. Kamerą? Tai pinigus imk. Čia dar trūksta... Palauk. 40. Ai, tenai. Ten. 40. Aš jam įdėsiu. 10 nuimk. Nemaitink. Už dyką, neduok. Okay. Atvažiavom į savo Hadžangą. Nuvažiavom šiandien apytiksliai apie 250 km. Čia iš vis kosmosas. Bet važiavom su nuotykiais. Buvo sustabdžius policija net 2 kartus. Pirmas sykį sustabdė tiesiog alkoholio patikrinimui ir teisės patikrinti. Tai pasirodo, mano kolega pametė tarptautinės teisės kažkur. Kadangi situacija tokia, tai teko susimokėti baudą, bet baudą aš nelabai supratau, čia oficialiai ar ne. Iš pradžių užsiprašė 7 milijonų dongų, kad čia būtų virš 210 eurų, 220 gal, kažkas to. Su savim tiek neturėjom, tai išsiuntė į bankomatą. Kol aš nuvažiavau iki bankomatą, kolegas susiderėjo ant 5 milijonų dongų, tai čia jau gaunas apie 160-170 eurų, kažkas taip. Tai va, tai čia buvo vienas kartas, žiauriai nenorėjo filmuotis. Jeigu aš jau atsisuku su kamera į juos, iš karto žuodo, ne, važiuok aplinkui, nusisuk, ateina tikrinti, ar kamera išjungta, žiauriai nenorėjo. Tai va, tai 5 milijonus padavėm, iš tų 5 milijonų buvo apie 500 tūkstančių gal smulkiais. Ten po 10 tūkstančių, po 20 kažkas taip, tai jie paėmė tik 4,5 milijono. Antras syk sustabdė už 20 minučių kažkur tais. Aš pravažiavau pro juos, nu jau gerokai viršinamas greitį. Tai atsivijo su mergalkėm, bet matyt greičio nenušovė, tai tiesiog susistabdė, patikrino dokumentus, pačiupinėjo mano kelnes, parodė, kad va, paprašė teisių, tarptautinių, normalių, nu tipo, okei, laimingo kelio. Tai va, lėkiam, dabar jau yra 8 valandą vakaro, atvažiavom jau sutemus konkrečiai. Tamsuoju važiuoti, kažkokia tragedija. Kas su šviesom ilgom, kas be šviesų iš vis, kas vidury kelio su dviračiu važiuoja, o tamsų nieko nematyti. Tai va, tai vienu žodžiu, šiaip ne taip atvažiavom dabar į kavinę, eisim pavalgyti ir tada tik ieškosim viešbučio. Kai grįšim į viešbutį, aš jau tada jau tiksliai susižiūrėsiu, kiek mes esam pravažiavę, kiek pravažiavom šiandien ir ką, ir eisim ilsėtis. O kavinę užtaikėm šį kartą gan prabangę. Čia jau... Čia nežinau, čia vietnamiečių ar čia kiniečių, nežinau, bet jau atrodo prabangiai. Ir aišku, patiekalų kainos jau nebėra, kad ten po 2, po 3 eurus. Čia jau po 10, 15, nu jau jaučias. Užsisakėm lašišos su krevetėm ir sūriu. Kažkoks kaip apkepas kažkas to. Ir užsisakiau arbatos kažkokios, net pats nežinau kokios. Tai va, laukiam ir žiūrėsim, ką atneš. Atėjo padavėjas pas mumis ir pranešė, kad lašiša baigėsi.
kadangi laša baigės, teko rinktis vėl iš naujo meniu. Išsirinkau kiaulieną. Kiaulieną su ryžiais, kepintais svogūnais. Čia net neįsivaizduoju, kas mėta. Va, kas čia. O kolega išsirinko šonkuliukus. Bet prie šonkuliukų nėra nei ryžių, nei bulvyčių, nieko, tai bulvytės iš naujo teks sakytis jam. Nu, šonkuliukai kaip atrodo gardžiai, labai gardžiai. Gerai, o paragaukim, kas per skonis iš tikrųjų. Pas manim galėtų būti padaža kažkokia biškiuka, bet... Žiauriai skanu. Verta pinigų, kuriuos mokiau šitą. Tikrai verta. Pagaliau viskas. Atvažiavom į savo šiandienos galutinį tikslą. Esam viešbutį, o viešbutį turim tokį. 2 karališkos lovos, kambarys visas šviesus, atrodo gerai, bet nėra tualeto. O tualetas yra, einam parodysiu kur. Koridoriais. Tipu tapu. Ir štai dušas ir tualetas. Tai va. Už visą tą viešbutį, už naktį. Už naktį sumokėjom su pusryčiais apie 7 eurus kažkas to. Tai tikrai ne kosmosas. Tai va, o iš viso esam pravažiavę 931 kilometrą. Jau judam arti pusiaukelės. Aišku, dar keletą dienų užtruks, bet gera pradžia pusė darbo. Tai va. O šiandien jau su jumis atsisveikinu. Tad, jeigu pažiūrėt, paspauskit like. Parašykite komentarus, kas jums patiko, galbūt kas nepatiko. Užsiprenumeruokit kanalą, kad nepraleistumėt kitos serijos. O dabar sakau ate.